Paskutinės dienos Omane. Hebrantai mano išskrenda, tiksliau 4 ryto, tai rytoj, nes dabar yra 10 vakaro ir atvažiavam pasidaryti į Mutraho turgų. Tai yra vienas iš seniausių turgų, aišku, dabar biškit, kaip pasakyti, sukiniškėja produktai, bet kaip ir visur, bet vis tiek jis toks labai įdomus ir savotiškas, nes tikrai galima rasti įdomių dalykų ten, humanietiškų dalykų, bet aišku, tai yra ir turistų tokie kaip ir spastai. Tai labai panašus vaibas kaip kokioje ar Turkijoje ar kažkur, nes lenda, siūlo, kiša. Palikau mašiną, mergos jau ten, tai varom ieškoti mergų ir pažiūrėsim, ką gero ras. O gatvelė, kurioje viskas yra, atrodo šitaip. Ta pagrindinė gatvė tai net pasipuošus su visokiam lemputėm, nes dabar Ramadanas vyksta, o dabar varom į turgų. Labas rytas, mėly sekėjėliai. Pradedam dar vieną rytą Omane, vieną iš paskutinių. Savo chebrą jau išlydėjau, o pats varau darbuotis šiandien. Filmuosim reklamą arabiškai, o policija stovi. Tai vat, kaip sakiau, filmuosim reklamą arabų kalba. Ir šiaip čia nėra mano pirmas rodeo filmuojant reklamą arabų kalba. Esu nufilmavęs 2 reklaminius reelsus arabiškai Lietuvoje ir Estijoje. Tai tokie international biški projektukai. احنا موجودين بشركة سامسونس، شركة تأسست بعام 1995. طبعا احنا اليوم بمكان تاني برضه تلج، طبعا غني عن التعريف اكيد ويس فاب. Šiandien bus arabiškai Omane, tada pafilmuosim turbūt mašinas, konteinerius, kaip pakraudinėja, iškraudinėja. Ir viskas, gal tikiuosi labai, kad šiandien labai nenusivėlinsim. Tai jeigu nenusivėlins, tai šiandien dar vakare kažkur visai nuvažiuočiau. O rytoj ryte dar noriu nuvažiuoti pagrindinę Muskato mečetę, pačią didžiausią čia. Tai, nes man šiaip ten labai gražu, labai patinka. Man atrodo, aš nieko nenufilmavau šiais metais ten. Tai šiaip pasivaikščiot, pafilmuot, kokį reelsuką gal susisukt. Vakar irgi nepabaigiau filmuot turgui, nes mergos susirado žiedų, kvepalų, tai reikėjo kažkaip nusidėrėti. Tai grubiai pusė kainos nusidėrėjau, nors kai iki man ateinant jos ten irgi bandė, bet kažkaip ten vos simboliškai kažką taip nusidėrėjau. Nieko net ir nefilmavau. Tai bendrai ten nusipirko 3 sidabrinius žiedus ir 4 mažus buteliukus skirtingų aliejinių kvepalų arabiškų. Tai vat, o dabar kylam į aplinkelį ir lekiam dirbt. مرحبا بكم جميعا، أنا أحمد الشيخ مدير المبيعات في شركة أمريكا الشمالية للتجارة المتخصصة في بيع وشراء وشحن المركبات من أمريكا وكندا إلى عمان. وشحنها وإنهاء إجراءات الشحن والتخليص حتى وصولها إلى فروعنا في عمان. لدينا أيضا فريق متكامل ذو خبرة سواء في قسم المبيعات أو قسم المزادات وحتى في قسم الشحن يساعدك في عملية الحصول على المركبة المناسبة ونقلها إلى أقرب فروع من فروعنا ال4 في السلطنة. Pabaigėm reklaminį filmavimą, visai praėjo sklandžiai, nes užvakar biškai pafilmavau, kaip išsikraudinėja konteinerį. Šiandien nufilmavau, kaip išsikraudinėja 2 aukštų tralą ir intervą padarėm. Šiaip vienintelis dalykas, kas ne pagal planą, tai turėjo 2 intervai būti. Bičas, ir buvo. Ahmedas pakalbėjo, visai gerai gavosi, sakė, jaudinosi biškai prieš pradžią, bet po to visai gerai važiavosi. Išskyrus vienas dalykas, kad dabar Ramadanas, tai nieks negali gert vandens, dienos metu šiaip nieks nevalgo, negeria vandens. Ir nors, pavyzdžiui, aš ne musulmonas, Julius irgi buvo, jis irgi ne musulmonas, bet mes irgi negalim gert, bent jau kol aplinkui yra musulmonai ir kiti mato, nes pirmas dalykas šiaip yra nepagarbu labai, kiek suprantu, teisiškai irgi nelabai galima. Tai buvo sudėtinga, nes karšta tikrai, burna džiūsta. Ahmedui, kuris intervą davė per daug teikų, irgi tikiu, kad burna stipriai džiuvo, bet padarėm, viskas gerai ir dar turėjo Tanja, viena mergina pakalbėti, nors ji pati norėjo, bet
jos tėvas neleido. Tai čia labai rimtai šitos dalykus žiūrima. Moteris turi klausyti vyro, o jei vyro nėra, tai tada klauso tėvo. Viską jis reguliuoja. Bet leido jai voiceoverį padaryti. Tai padarys voiceoverį, irgi nepadarėm, negalėjom, įrašys jinai pati, po to ir atsiūs. Ir iš viso to sulipdyti reklamą reikės. Kaip sakiau, ne pirmas rodėjo man daryti arabų kalbą reklamą. Tai manau, per ateinančias savaitės padarysim, nes reikės dar, kad čia vietoje kažkas padarytų vieną kadrą, kai pasikabins iškabą. Ir kol kas viskas, paskutinis vakaras, tai jau tamsu, kaip matot, jau galima valgyti ir gerti. Varau pas vietinį draugą, pavalgyti Ramadano pusryčių, nes Ramadano pusryčiai yra, kai nusileidžia saulė, pakyla mėnulis, sukalba ten kažkurią maldą, vieną iš paskutinių, ir tada jau galima drąsiai valgyti. Man rytoj 2 valandą lėktuvas kyla po 2:30, pusė 3. Ir vidurnaktį leidžiuosi Vilniui. Tai paskutiniai pasispardymai. Labas rytas! Paskutinis rytas Omane. Pusryčiai pavalgyti, lagaminai sukrauti jau bagažinį iš viešbučio išsičekinta. Ir dabar važiuojam mes į mečetę pagrindinę, bet kažkodėl rašo, kad ji uždaryta. Aš vakar dar klausiau vietinio, ar per Ramadaną turistam mečetė atidaryta tokiu pačiu metu kaip visada. Sakė taip, bet Google'as sako, kad ne. Tai važiuojam išsiaiškint, kadangi šitą Toyota Venza norės parduot, kai išvažiuosiu. Tuo pačiu dar aš ją sufotkinsiu, nors niekas neprašė, bet žmogus. Važiuot atiduot mašiną ir į oro uostą. O dabar keliaujam. Pagrindinis dalykas, kad įeiti į mečetę, nesvarbu kaip karšta, vyrai turi būti su kelnėm, o moterys dengti irgi pilnai kelius, alkūnės ir plaukus, tai turi skarą būti užsidėjus. Pati mečetė, čia yra vidinis sodas jos, ir pati mečetė yra padalinta į 2 dalis. Šita dalis yra skirta tik moterim, ir per turistinį įėjimą įėjus iškart pasitenka pirma mečetės dalis, kuri yra skirta moterims. Tai pirmas dalykas, reikia šokti iš batų, ir čia yra moterų mečetės dalis, kai matom vieną moteriškę skaitančią Koraną. Turistam galima tik ant mėlyno kilimo, čia yra audio knyga, kas su audio turu. Ten yra meldimosi laikai, ir už šitų durų yra pagrindinė erdvė. Kadangi moterys negali būti su vyrais, tai pagrindinis žmogus, tas, kuris veda maldas, yra vyras, ir jis negali būti čia. Tai yra tie televizoriai iš abiejų pusių, per kur jos gali matyti tą pagrindinį maldos žmogų, kuris veda maldas. Ir daugiau čia pasisnieko labai daugiau nėra. Tik tai šitos visos durys turi labai daug gražių raštų. Praeitais metais, kai su gidu buvom, sakė, kad, pavyzdžiui, ten tas viršutinis arabiškas raštas yra vienas seniausių fontų, kuris buvo naudojamas arabiškam raštui, ir net vietiniam ganėtinai sunkiai sekasi jį įskaityti. Dar vienas sodelis, kuriam yra daug maldininkų, nemaldininkų, kurie pavaišina tave datulėm, pavaišina tave kava, duoda Koraną, duoda labai daug informacijos apie pačią religiją, ir tu gali su jais, aišku, dabar čia tuščiau. Labai įdomu, 2 kartus jau teko man su jom pasėdėti, pakalbėti. Realiai gali klaust bet ko. Jos ne tai, kad bando tave paversti į kitą tikėjimą, bet tiesiog, jeigu turi kažkokių klausimų apie islamą, gali klausti apie bet ką. Mes labai daug vieną kartą išklausinėjom apie moteris islame, kaip jom pačiom iš jų perspektyvos, nes mum atvažiavus iš kito pasaulio krašto ir su kitais tikėjimais, atrodo labai keistas dalykas, ten, sakykime, tos 4 ar 5 žmonos, tos visos jų teisės, viską kontroliuoja vyrai, gali uždrausti bet ką, tiesiog neleist
kaip vakar turėjom filmavimą, jos tėvas tiesiog neleido to dalyko padaryti. Ir vis, nori atostogų kažkur išskristi, turi gauti tėvo leidimą arba vyro. Tai visko išklausinėjom ir jos pirmo žvilgsnio atrodo, kad toks kaip ir mažiau teisų turi. Jos papasakojo iš savo perspektyvos, tai viskas tikrai nėra taip labai blogai, kaip skamba iš pirmo karto. Ir čia tada turim pagrindinę mečetės dalį, kuri yra skirta tik vyrams. Prieš einant mus pasitinka dvi taisyklės, tai nieko viduj neliesti, sienų ar nieko, kas yra mečetės viduj, ir jokiais būdais neišeiti už mėlyno kilimo ribų, kuris yra nutiestas specialiai turistams, kad nemindžiotų pagrindinio labai didelio kilimo. Vienas pagrindinių aspektų šito interjero yra kilimas. Ir šitas liust. Jie buvo patys didžiausi visam pasauly, kol Abu Dabi nepadarė didesnio nei liustro, nei kilimo. Šitas kilimas visoje erdvėje yra vientisas. Aišku, jį darė gabalais, bet jis rankų darbo vientisas ir jo dydis yra grubiai 4300 kvadratų. Aišku, jį gamino čia. Buvo labai, pasakojo, sudėtinga jį transportuoti, tai todėl jis buvo gabalais, bet dideliais vis tiek gabalais suvežtas ir pabaigtas daryti pačioj mečetėj. Kitas labai išskirtinis aspektas čia yra šviestuvas, kuris yra žiauriai didelis. Jis sveria 8,5 tonos, turi 600 000 kristalų ir virš 1000 halogeninių lempučių. Pasibaigė mano paskutinė mečetės ekspedicija. Dabar yra po 11:15. Man grubiai po 12 reikia būti oro uoste. Tai dar 20 minučių, 25, gerai, pusvalandis į mašinos atidavimo vietos. Ir tada pusvalandis į oro uostą. Šiandien turbūt tiek iš šitos kelionės. Viskas. Lekiam. Gerai kaip įmanoma. Pirmą kartą su Oman Air, su langu, tai toks pusė lango, sakykime. Ir turim tokį krepšelį. Realiai yra pagalvė, dekutis ir šitas daiktas. Jo viduj yra ausinės, šiek tiek geresnės kokybės negu turkišo. Šiaip ryškiai geresnės, įdomu kaip garsas bus. Tiek iš manęs, ačiū visiems, kad žiūrėjot ir iki kitų kelionių.